Pagaliau yra paskelbtos anuiteto ribos kaupiantiems antroje pakopoje ir 2026 metų anuiteto ribos yra tokios. Minimali anuiteto riba 16 785, maksimali anuiteto riba 83 926 eurai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs išeinate į pensiją, pavyzdžiui, 2026 metais ir jūsų sukaupta suma yra didesnė negu 16 785 eurai, jums atsiranda prievolė sudaryti pensijų anuitetą. Ir pagal tai jūs turite spręsti, ką jūs darote su antros pakopos pinigais. Jeigu jūsų sukaupta suma yra mažesnė negu 16 785 eurai, jūs galėsite visus pinigus pasiimti vienu pavedimu arba sudaryti periodinių išmokų grafiką. Žodžiu, pasielgti taip, kaip jums patogiau. Jeigu sukaupta daugiau negu 83 926 eurai, tai kas virš irgi galėsite pasiimti vienu pavedimu. Tai linkiu protingų sprendimų, kalbant apie antrą pakopą, ir šitos anuiteto ribos jos keisis kiekvienais metais, taip kad tik 2026 metams galioja jau mano paminėtos ribos. Protingų sprendimų.